Nekokia šiandieną kažkaip, nežinau, nesivažiuoja. Kas čia pasidarė, kur aš nesuprantu, lemą, supyko dievulis. Oi, bus prastai. Palinkėkit sėkmės, nes jos mums prireiks. Kur dokumentai? Blemba, čia nėra. Čia nematau. Taigi turiu programėlę gerą, kurioje galiu pasižiūrėti. Techninė apžiūra galioja, draudimas galioja, viskas kaip ir čiki. Liuks galim važiuoti. O ką aš čia turiu telefone, tai noriu ir jums pristatyti ir papasakot. O aš turiu programėlę Car One. Šioje programėlėje galite lengvai sekti visus savo turimus automobilius, o kaip žinote, aš tikrai turiu ne vieną, tiek darbiniai automobiliai, tiek asmeniniai automobiliai. Ir visų automobilių techninės apžiūras ar tai draudimus yra labai sudėtinga sužiūrėti. Todėl šioje vietoje jums į pagalbą ateina nauja programėlė Car One. Čia pilnai matysite kiekvieną savo turimą automobilį, kiek jam dar likę techninės apžiūros ar draudimo galiojimai, kas dar svarbu, galėsite pamatyti, ar dar galioja jūsų vairuotojo pažymėjimas, nes labai dažnas pamiršta pasižiūrėti, nes gan ilgas galiojimo terminas. Lengvai nuvažiavę į didmiesčius Vilnių, Kauną ar Klaipėdą, tiesiog vienu mygtuko paspaudimu, gal dviem, tiesiog paspausite pradėti ir jūs jau susimokėję už parkavimą ir nereikės ieškoti dar kažkokių papildomų programėlių ar taip toliau. Ši programėlė yra sukurta Car Vertical, todėl Car One sparčiai tobulėja ir jau netrukus vairuotojus pasieks dar daugiau naujų funkcijų, kurios palengvins vairuotojo gyvenimą. Tad nedvejokite ir užbėkite į video aprašymą, kuriame rasite nuorodą ir galėsite parsisiųsti Car One programėlę į savo telefonus bei lengvai ją naudotis. Ir kas yra svarbiausia, Car One programėlė yra visiškai nemokama. Tai bėgam, parsisiunčiam ir naudojamės. Ir tikrai nedėkokit, nes čia yra puiki programėlė, kuri tikrai palengvins jūsų vairavimą. O aš jau lekiu į Kačerginę, o jum gero žiūrėjimo. Atveža direktorių grinai. Mano miela skolininkė. Tikrai, kad prašau, dėl jūsų mes negalime įtreniruoti. neatgaučiau niekaip trasos, pasikeitė šiek tiek mums suvedimas, tai gal tas įtakoja ir nelabai baisiai gerai pavažiuoju. Dabar reikia dirbti realiai pirmą, antrą posūkį, nes
Jeigu tūlė pasidarai, tai realiai daugiau niekas toliau ir neišeina. Susigreitini prie ežalo, atrodo, kad jau spjaus tave ir taip toliau. Reikia atidirbti pirmus 2 posūkius, nes dar gal per anksti užsistatau, vėl tas tada persimetimas toks ilgas ir tada žaidžiam, žiūrėsim. Reikia įsivažiuoti. Kaip tavo važiavosi dabar? Nes dabar po 1.9. Gerai šiaip važiuoju. Tai aš paleidžiu iki 1.7? Padaryk po 1.7. Apleidau, galvoju, aš turiu beveik įstamsi, dar kaso biškai. O, gerai, Nekokia šiandien diena kažkaip, nežinau, nesivažiuoja, daryk ką nori. Suvedimą lyg biškį atsigaudėm geriau, jau pavyksta kažkiek išvažiuoti, bet reikia dirbti, labai reikia dirbti ties užsistatymu. Nes užsistatymas, jeigu nepavyksta padaryti, tai realiai tada vėl nepasiemi nei antro, nei trečio ir toliau nesąmonės prisidirb. Apturėjau rally crossą, atlėkiau, bandžiau tą manžą pasidaryti tokį tvarkingą. Tik žiūriu, nuslydo ratai, persimečiau, matau, kad tikrai jau kabinsiu kraštą ir tada dar vėl nežinau, kai būt pasibaigę, tai iškart tiesiog atsisukau ir tiesiai per pievą. Tai šokinėjom, žiūriu jau ąžuolas, tai tik spėjau susižeminti, bėgi išvažiavau, nuo asfalto nereikėjo ištemti. Tai mašinai kaip ir lyg nieks neatsitiko, galinį buferį pamečiau, sulaužiau ir priekinis atsikabino, tai kaip matot čia palūžo šiek tiek. Ten ištvirtinimo išplyšo, o šiaip, nežinau, kaip rytoj bus, reikės bandyti kažkaip vis tiek atsišaudyti, aišku, jau reikės važiuoti su tom pačiom naujom jau padangom, ir žiūrėti, nes realiai tik tos padangos man ir belikę, tai reikės kažkaip atsišaudyti slėgį, reikės didesnį gal bandyti spūstis ar kažkaip taip. Tai va, tokia čia ta mūsų šiandien diena. Levickas iš paskos man važiuojant, pirštas lūžo, tai tieškėsi į atitvarus. Tai, buvo šiandien incidentų pas kolegas. Tai va, žodžiu, važiuosim turbūt ilsėtis, pamiegot ir rytoj reikės susikaupti ir bandyti pravažiuoti. Tai turbūt susimatom rytoj. Labanai. Sveikinimai. Ačiū. Dabar anksti padaryti. Anksti. Galvok norą. Man turėtų... Valio!
laimėti šiandien, manau. Dar kartą. Varžybos bendra. Aš sakau, laikyk Zigmaras irgi, laikyk. Tai šuonė. Šiandien minimaliai. Sėkmę nesam prašuoti, tai neprakaituo. Koinės tai gali dabar jau dėti.
Įveršk ir palaikyk. Kiek net nesuka. Nu, šiaip tas pats, bet jis toks masyvus atrodo. Reikia montiruotis ir kopti. Pavasiokai reikia guoliai. Jis čia jau buvo, negali taip nuktirsti. Sukasi kaip. Kuro privežimas, pristatom bet kur. Labas, galite. 6. Kas čia pasidarė, kurmi sušlapo visa trasa, vėl palyja, vėl dabar jau vėl nustoja. Iš kur, aš nesuprantu, blema, kiek gali lyt. Tai žodžiu, treniruotės šiaip netaip suvažiavom šiandien per antrą sesiją, ko gero išsprendžiau bėdas, supratau kaip važiuot ir paskutiniais 2 važiavimais realiai padariau jau tokius labai gerus palyginus važiavimus ir juos išsisaugojau. Toliau sekė kvalifikacija, pirmas važiavimas, viskas dar sausa, lietaus nebūta, suvažiavau tikrai neblogai, bet antro klipo nebaisiai gerai pasiėmiau iš tikro ir toks per daug užkampino ir paskui šiaip netaip kažkaip išvažiavau, bet gavosi visai palyginus neblogas važiavimas, 78 taškus surinkom ir buvom 3 vietoj ir belaukiant antro važiavimo supyko dievulis ir šiek tiek apsisiojo trasą, taip nevaikiškai dar. Aš realiai išsiėmęs dar šoninius langučius, fortkės kitaip vadinamas, tai pradėjo pilt taip normaliai. Slėgis padarytas ant sauso važiavimui. Ką, reikia, tai gerai, kad davė bandomą važiavimą, tai išvažiavau, pasibandėm, persimetimas šiek tiek toks sukabina, nes vis tiek ten didžiausia jėga, bet šiaip netaip išsilaikiau trasoj, suvažiavom ir žodžiu grįžus į pitus, pasikeitėm šiek tiek slėgį padangose, pasiminkštinom galinius amortizatorius ir tada jau važiavom į antrą nebandomą jau kvalifikacinį važiavimą. Greičio buvo tikrai daugiau, bet vis tiek šonus lystant tiesiog slysti. Kažkiek kontroliuoji mašiną, bet persimetant labai sučiumpa, tai tiesiog tik, kad spėt rankinį užtraukiau, kad toliau pračiuošt. Na, kaip ir buvo tokių korekcijų, bet važiavimas buvo užskaitytas. Kiek taškų dabar atsakyti negaliu, nes mano pirmasis važiavimas turi daugiau taškų. Tai overall turim 4 vietą kvalifikaciniai lenteliai, tai tikrai tuom labai džiaugiuosi. Ir dabar dar turim pusvalanduką jau nepilną ir turim važiuoti į trasą, bet žiūriu, kad trasa vis tiek šlapia, buvau nuvažiavęs pasižiūrėti. Oi, bus prastai, jeigu dabar visiškai nustos lyt ir saulė gerai kaitins, tai atsiras pati šlykščiausia trasa, kurios aš nemėgstu. Tai atsiras vietos šlapios ir atsiras sausų vietų. Tai reikės labai gerai nuspręsti, kokį slėgį pasidaryti, kad gerai suvažiuoti, nes jeigu užvažiuosi ant sausos, o būsi pasiruošę šlapiai dangai, tai iš karto tiesiai ir gali važiuoti namo. Tai tokie reikalai. Kiek žinau, top 16 susitinku su Sandra, tai žiūrėsim, kaip mums seksis ir palinkėkit sėkmės, nes jos mums prireiks.
4. Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Gal ir ne pats geriausias, bet pats nuoširdžiausias ir didžiausias choras sveikina Simą Kvietkauską su 33-uoju gimtadieniu jau n-tąjį kartą šiandieną. Viskas, mėly draugai, baigėsi mano varžybos ir baigėsi šis Pro lygos sezonas. Paskutinis etapas įvyko. Dėja, pritrūko, o tiek pritrūko, kad gaučiau taurę ir užlipčiau ant 3 vietos, bet dėja. Bet vis tiek džiaugiuosi, kad pavyko prasibrauti iki top 4 ir suvažiuoti visus važiavimus, kiek buvo man šiandieną duota. Tai jo, šiek tiek gal ima liūdesėlis, kad nepavyko tos 3 vietos laimėti. Na, bet per daug nenusimenam, nes vis tiek bendroj įskaitoj visgi išlikom 3. Išlaikėm šitą poziciją, tai šįmet vėl Pro lygoj 3, tai super. Užskaitau šitą sezoną, šitas būtent varžybas. Ką daugiau be pasakyti, viską jau matėt puikiausiai visus važiavimus, mano klaidas padarytas, tobulumui ribų nėra, reikia mokintis, važiuot ir tada bus rezultatas. Tai kaip ir minėjau, šiuo sezonu esu tikrai patenkintas, nes tikrai daug važiavimų gavau padaryti, daug padangų suvalgiau per tą laiką ir turim, ką turim. Šį kartą tiek. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspaudžiam like, subscribinkit kanalą ir susitiksime jau kitame video vloge. Ate. O dabar visus kviečiam į Kačerginės užeigą Šlapės sapnas, ne, Kumeliuko sapnas. Ten vyks pratęsimas. Tai va, kaip girdėjot, atvykit. Atvykit, pasimatysim. Yo, they wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. Nah, you don't impress.